Sveiki. Esant imobilizuotai viršutiniai galūniai, dėl lūžio, peties ar rankos operacijos, sausgyslių plyšimo, yra labai svarbu saugoti pažeistą vietą, ypatingai pirmosiomis savaitėmis, kuomet ranka yra imobilizuota. Pratimai turėtų būti saugus, netiesiogiai pažeistai vietai skirti ir jų tikslas yra palaikyti raumenų tonusą bei pagerinti kraujotaką. Keletą jų pademonstruosiu. Jeigu jums imobilizuotas peties ar alkūnės sąnarys, jūs galite atlikti šiuos pratimus su ta sąlyga, jeigu atliekant pratimus jūs nejaučiate jokio diskomforto, skausmo ar tempimo jausmo. Saugu atlikti šiuos pratimus. Tai yra pirštų lenkimas, ištiesimas, taip pat pirštų išskietimas, suglaudimas, pakumščiavimas, jeigu nejaučiate diskomforto, skausmo, galite pakumščiuoti, įsidedant į delną kamuoliuką. Jeigu atliekant šiuos judesius per riešo sąnarį nejaučiate skausmo, diskomforto, jausmo pažeistoje vietoje, galite juos saugiai atlikti. Tai yra riešo lenkimas, tiesimas, riešo pakelimas, nuleidimas, sukimas ratu į vieną pusę, į kitą pusę, šiuos pratimus atliekame 3-5 kartus dienoje po 10-15 pakartojimų. Ir įsivaizduokite, kad visi pratimai buvo atlikti su peties įtvaru.